Žinot, kur mes dabar atvažiavam? Atvažiavam žiūrėti povandeninio laivo. Eisime, tikėkime, kad mums gausis patekti į vidų. Nori pažiūrėti, kaip viduje atrodo? Rokai. Aš neįsivaizduoju, kaip ten viduj atrodo. Pažiūrėkit. Va, matot? Einam dabar į kasas ir pateksim į vidų. Vandeninio seno laivo. Dabar mes sužinosim, kelintų metų tas laivas. Вальдей, ну пролиси. Билеты сдокит. С какого года эта лодка? Лодка построена в 68 году. Таких лодок было построено 70 лодок. А стоит она с 2000 года. Pažiūrėkit, kaip lietus, tik tai gaila, kad lietus lyja. Valyti kamerą, bet to įeisim į vidų. Va! Žiūrėk, kokio jinai siaurumo. Rokai, ir po vandeniu reikia kelis mėnesius. Jinai paneria po vandeniu. Viskas, matot, kokio siaurumo ir viskas. 7 rokus į eilę sustatom ir viskas, valtis baigė. Žiūrėkit, valties storis, ar ne? Va čia įėjimas ir praktiškai iš karto eina sienas. Pažiūrėkit. Ir taip kiekvieną dieną. Звук под водой очень хорошо передается. Поэтому стараются не шуметь. Когда она под водой, на электромоторах, она вообще не шумит. 877 варшавянка. Va ten kostiumas, matai, pavandeninis. Visokie. Tiksliai, žiūrėkit, koks liukas pralysim. Žiūrėkit, kaip čia viskas siaura. Ir taip reikia. Eik tu, čia. Eik tu savo. Стол компании являлся одновременно и операционным. Над ним установлены софиты. Каюты офицеров. Офицерская кают-компания. Pažiūrėkit, žinot, kas čia? Žiūrėkit, čia kur rankas nusiplauti. Над ним установлены софиты. Врач с помощником, химиком, Jėzus, Marija, aš nemoku jums pasakyti. Второй отсек. Носовой, аккумуляторный и жилой. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть Va čia внутренние tau помещения. sėdi, pavyzdžiui, čia tavo darbo vieta. Kas turi pretenzijų k darbo vietom? Pažiūrėkit, va. Viena kėdutė ir aplinkui звукоподводной связи и обнаружение гидроакустических сигналов. Čia jau geresnė. Čia 4 žmonės miega. Viešpatie, čia tu negali. Tu negali net įsikelti. Tu negali net kojų išsviesti. Žiūrėkit, viena lova, antra lova, trečia ir ketvirta lova. O, virtuvė. Žiūrėkit, virtuvėlė. Rokai. Pažiūrėk, kokias virtuvės dydis. Ar matosi, koks yra dydis? Aš negaliu. Va čia, va, jeigu aš stoviu, pilnu ūgiu. Taip atrodo virtuvėlė laive. Ir išlysti, matot, kas ten. Čia vienintelė pati geriausia lova, aš taip nujaučiu, didžiausia. O my god, kas mūsų laukia, taip, aš turiu dabar pralįsti. Va taip, va reikia pralįsti pro šitą skylutę. Aš negaliu patikėti, kad čia kelis mėnesius reikia šitam laive. Čia vėl darbo vieta. O, žiūrėkit, dar vienas kambariukas. Mama, aš išsigandau, kad aš galvoju, čia tikras žmogus. Aš irgi galvoju, kad tikras žmogus sėdi. Žiūrėkit. Va jo darbo vieta. Virtuvė. Pažiūrėkit, kokia virtuvėlė. Kur gamino maistą. Каюта командира БЧ-5. Vargšai žmonės. Aš nežinau, kaip jie dirbo. Nesigailiu nei sekundės, kad čia atėjom pasižiūrėti, nes aš niekada neįsivaizdau, kas yra povandeninis laivas. Ypač aš tikiu, kad dabar šių laikų laivai, jie visai kitaip atrodo, bet čia kažkas tai. Nu va, pažiūrėkit. Aš turiu judėti atskirai, nes čia vietos net pajudėti nėra. Viskas, vien agregatai kažkokie tai. Dar jisai toks ilgas. Dar vienas bus. Man atrodo, kad mes jau viską praėjom. Kaip čia žmonės dirbo, kaip jie čia gyveno. Žiūrėkit, kokio siaurumo. Dar vienas liukas. Įsivaizduoji?
Povandeniniai kostiumai. Атомоход Курск 11 августа 2000 часов 5 часов до 10. Aš užjaučiu visus žmonės, kurie tarnavo tais laikais ir aplamai, kurie po povandeniniuose laivuose. Ir dar visą tai juda, dreba, jokio lango, kvapo normalaus. Nu, vat jau žmonės ateina, ne? Žiūrėkit, čia yra vonia, matot, vonia. Pažiūrėkit, taip atrodė vonia, viskas, ką jūs turit, matot, tokia prausyklą ir šalia vat tulikas. Rokai, čia lova. Nu kągi, lipam lauk, nueinam namo. Čia tai buvo įspūdžių. Kainuoja šito laivo aplankymas kažkur 4 eurai. Tikrai siūlau ateiti, nes ir vaikų įspūdis, ir man, ir tečiui buvo nerealus. O, vaizdelis. Va, matot, įspūdis. Prieš važiuojant namo į Klaipėdą turim paskutinį tokią pramogą, į KFC užsisakė vaikai. Pas mus Klaipėdai nėra, tai norisi kažką. Šlaunelės, o čia. Oho, kiek kolos. Jėzus Marija. Skanus. Nu ką, namo važiuojam jau. A ne? Lekiam. Bet žinot, parduotuvėje atėjom nusipirkti kažko baltarusiško. Tokio kokteilis iš pieno ir sulčių. Lobsteris. Aš dar labai noriu pabandyti, kas čia galėtų tai būti. Nu gerai, dar ir tokį noriu paragauti. Kokias kainas jums parodyti, jeigu kažkam gali būti aktualu. Dalinkit iš 70 ir gausis eurais. Man patinka, kad kitokios salotos nei Lietuvoje, nes jau taip viskas Lietuvoje nusibodusios, tos pačios visus, kaip jums vykdėsi. Važiavom prie sienos jau. Pravažiuojam ir į Nidą, į namo. Nu va, kur mes esam? Lietuvoje. Nu va, matot, mes važiuojam visi namo atgal. Ir ką aš norėjau pasakyti? Kad vizą pasidarėm online, kad draudimo mūsų niekas neklausė, nors mes jį turėjom. Toliau laiko buvo labai mažai, nes tėtis dirbo, tai mes vos kažką spėjom pažiūrėti. Kainos yra panašios kaip Lietuvoje, nebent pirktumėt rusiškus ir baltarusiškus kažkokius tai produktus, tai tada jie pigesni. Ir mes nusipirkom milijonus laimų. Jo, mama kaip išprotėjęs prisipirko slaimą. O ką dar reikėtų pasakyti, ko žmonėms gali būti aktualu? Dar norėjau pasakyti, kad mes važiavam per Kuršių, kaip čia? Nidą. Nu, mes važiavam per Nidą, per Kuršių neriją, per Nidą, tai eilių į priekį ir atgal nebuvo, o dabar tik tai laukiam truputėlį. Kainuoja apie 40 eurų už kelią susimokėti. Kas dar? Viskas. O žiūrėkit, va dabar biškį Lietuvoje laukiam. Ir namučio. Dar nepasakiau, kad viza nemokamai elektroninė pasidaro per 4 dienas ir be problemų. Rokai, ką jau ragausi? Mes tik namo grįžom. Dar nespėjom net normaliai susitvarkyti. Tašiu jau Rokai, žiūrėkit. Kas? Ką ragauji? Tai krabai. Nu tai taip, tugi krabai ir pasiėmei. Čia lobsteris, o ne krabas. Nu. Nelabai. Na, šitas tai turi patikti. Skanu. Pas mus nėra, aš nemačiau Lietuvoje, ne? Danysų šokoladinis yra? O tai ko mes nepirkom? Kaip biški toksai. Tau po saldaus jogurto gali būti nelabai saldu. Normaliai, skanu. 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 Nu, jūs žinot, ką reikia daryti. Spausti like. Ir? Subscribe. Taip, Roko nuotykiai. Jūs linksmina.